Labą dieną. Iš tiesų formatas šio tradicinio kasmetinio renginio kontroversijos neurologijoje yra gan įdomus. Kiekviena diena arba sesija skirta tam tikrai temai būna pateikiamas kontroversinis teiginys, vienoks ar kitoks, su tam tikrų teorinių pagrindimų, kurį vėliau bando vienas iš ekspertų pagrysti, patvirtinti ar jam pritarti, o kitas oponuoja, sakydamas, kad ne, taip netinka, taip neteisinga ir panašiai. Ir auditorija pradžioje ir gale balsuoja. Na ir kaip pavyksta ekspertams įtikinti savo nuomonę visą publiką ir kaip galbūt tą nuomonę pakeisti pokalbio metu. Insultui šiais metais vykusiame kongrese Londone buvo skirta visa diena, viso diskutuotos 6 temos kontroversijai skirtos. Aš pristatysiu 3 iš jų, vieną trumpai, 2 šiek tiek išsamiau, kadangi man jos pasirodė iš tikrųjų labiausiai kontroversiškos ir mums galbūt aktualesnės. Tai pradžioje apšilimui pirmoji tema svarstyta buvo, ar svarstytinas minimaliai invazinis neurochirurginis gydymas intracerebriniai hemoragijai gydyti. Kontroversija čia būtų tokia, kad minimaliai invazinis, skirtingai nuo mums labiau žinomos tradicinės kraniotominės neurochirurgijos, labiau invazinės su visokom galimom komplikacijom ir panašiai. Tai jeigu labai trumpai prisimenant intracerebrinės hemoragijos patofiziologiją, tai smegenys žaidžia eilė faktorių, tiek pati hematoma su savo turiniu poveikiu, tiek perihematominė edema, tiek svarbiausia vėliau feroptozė, pyroptozė, tai yra neuronų pažeidimas dėl uždegiminių mediatorių išsiskiriančio pačioj hematomai ir aplinkyje, dėl geležies ferotoksinio poveikio skylant hemoglobinui, tarpinius skilimo produktus ir taip toliau, vystantis smegenų edemą ir panašiai. Tai šios diskusijos idėja buvo, kad mažinant hematomos tūrį, apimti, tai yra evakuojant, išsiurbiant dalį hematomos, tam tikrą kiekį mililitrų, galima sumažinti visus tuos neigiamus poveikius galvos smegenims ir tokiu būdu tikėtis teigiamo poveikio. Minimaliai invaziniai metodai pastaruoju metu labai sparčiai progresuoja. Čia skaidrėje yra parodyti tik kai kurie iš jų. Tai pradedant nuo pačių mažiausių angučių kaukolei kraniopunkcijos metu, toliau eina ir įvairios evakuacinės technikos, toliau eina įvairios endoskopinės technikos ir galiausiai prieinama iki robotinės chirurgijos, jau pastarųjų metų pasiekimai ir taip toliau. Žodžiu, bet kuriuo iš čia paminėtų metodų vis tiek siekiama sumažinti hematomos apimtį smegenyse. Tai nėra ypatinga naujiena, kadangi jau Amerikos rekomendacijose 2022 metais buvo konstatuota, kad pacientams, kurie patenka su supratentorinė intracerebrinė hemoragija, kurios apimtis nuo 20 iki 30 ml, Glasgow komų skalėje būklė nuo 5 iki 12 balų, yra tikslinga svarstyti minimaliai invazinės evakuacinės technikas, kurios turi pranašumą lyginant su konvencinė kraniotomija, siekiant gerinti funkcinės išeitis. Tai toliau aš nebesileisiu į diskusijas, ką pateikė vienas, prelegentas ir kitas, kaip jie bandė savo pozicijas ginti, bet konstatuosiu gal tiek, kad abudu iš esmės kalbėjo labai panašiai. Ir didelės kontroversijos iš esmės nebuvo. Nes tas, žodžiu, vienas prieš, tai buvo toks gan taip jau dirbtinokai, remiantis tais pačiais klinikiniais tyrimais iš esmės. Ir apibendrinant jau abiejų diskusijos dalyvių pasisakymus, tai buvo teigiamai įvertintos tos naujos galimybės, kurias teikia mažiau invazinė chirurginė technika. Konstatuota, kad pagaliau ir hemoraginį insultą turime gydyti daugiau negu vien baziniais metodais, prie ko mes jau seniai perėjom gydydami ūminį išeminį insultą, tai ir hemoraginį insultą atveju jau kažką turime, kaip čia parašyta, finally have something to do.
Ir taip pat tyrimais buvo pagrįsta, kad turi reikšmės ir laikas, kad tas šūkis time is brain, laikas yra smegenys, galioja ne tik tai išeminiams insultams, bet ir hemoraginiams. Vienok čia tas terapinis arba chirurginis langas gal šiuo atveju yra žymiai platesnis ir atskiruose tyrimuose intervencijos buvo atliekamos ir po keliolikos valandų ir netgi po keliasdešimt valandų su visgi dar tebe gaunamų tam tikrų teigiamų poveikių. Na ir čia matome balsavimo rezultatus, pasiskirstimas prieš ir po. Pokyčiai buvo labai nedideli ir prieš debatus. Didžioji dalis auditorijos pasisakė už tai, kad bent jau svarstyti šią galimybę visiems su intracerebrinė hemoragija reikėtų ir po diskusijų, kaip matome, nuomonės auditorijos iš esmės liko tos pačios. Kita tema žymiai labiau kontroversiška. Ar pacientus, kurie atvyksta su lengvu insultu ir nekeliančiais negalios invalidizacijos simptomais per 4,5 valandos reikėtų gydyti trombolizę ar ne. Tai 4,5 valandos yra mums įprastas terapinis langas trombolizė, viskas tvarkoja, bet čia akcentas yra toks, kad lengvas, neinvalidizuojantis insultas. Jeigu yra lengvas, bet pagal Nix-Halę pavyzdžiui, bet su invalidizuojančiais simptomais, pavyzdžiui, afazija, tai čia nėra diskusijos, be abejonės jis yra trombolizuojamas. Bet jeigu, sakysime, tik vienos pusės patirpimas, veido patirpimas, arba tik tais hemihipestezija lengvo laipsnio, ūmiai atsiradusi, taip, insultas, bet jis yra lengvas. Trombolizuoti ar netrombolizuoti? Iš tikrųjų, diskusija kasdienė mūsų gyvenime kylanti gana dažnai. Ir pažiūrėjus į rekomendacijas Europos, Amerikos širdies ir insulto asociacijų, pagaliau Lietuvos insulto asociacijos rekomendacijas, vienareikšmiško atsakymo čia nėra. Aiškios rekomendacijos ESO gydant trombolizę ūminį išeminį insultą, kuomet simptomai iki 4,5 valandos su invalidizuojančiais simptomais, jau minėta rekomendacijos, kai terapinis langas yra nuo 4,5 iki 9 valandų, vėlyvas langas, tačiau vaizdiniai tyrimai rodo, kad tikrai yra dalis nesusiformavusios infarkto šerdies, kurie galima gelbėti, gydyti. Tvarkoja, čia galima vėlgi diskutuoti ir atlikti trombolizę. Toliau, jeigu yra nedideli, bet sukeliantis negalės simptomai, minėjau pavyzdžiui afaziją, taip pat rekomenduotina alteplazija ir visur įrodymų kokybė yra pakankamai aukšta. Jeigu yra greit gerėjantis simptomai, atvyko su, sakysime, hemiplegija, bet akise simptomai gerėja ir jie praktiškai išnyksta, ar trombolizuoti tokį pacientą, čia jau nėra klinikinių tyrimų, yra ekspertų sutarimas, sprendimas individualus ir visgi dauguma tokiu atveju rekomenduoja trombolizinį gydymą, tačiau turbūt jau būtina būtų turėti ir stambios kraujagyslės būklės įvertinimą, KT angiografijos būdu, pavyzdžiui. Taigi, čia kontroversija buvo tokia tikrai smarkiai diskutuojama. Už trombolizę to lengvo neinvalidizuojančio insulto atvejais pasisakytų tai, kad galime tikėtis progresavimo ir tai įvyksta dėja daliai pacientų. Iš kitos pusės komplikacijų rizika yra iš esmės panaši, ar čia lengvas ar sunkus insultas, hemoragijos dėl trombolizės vis tiek gali vykti. Ir čia taip ir baigė tas oponentas, kuris pasisakė prieš. O ką jūs pasakysite teisininkams, kai tas lengvas šiek tiek patirpęs vienoj pusėje veidas virs sunkia hemoragija? Žinom, tokių komplikacijų pasitaiko. Taip. Kuo remiamės, kokiais parodymais? 2 tyrimai iš esmės labai plačiai cituojami ir jų metaanalizė. Metaanalizė šių metų 24 metais apibendrina esamą patirtį taip. Intraveninė trombolizė lengvų insultų su neinvalidizuojančiais simptomais atvejais nėra pranašesnė už įprastinį bazinį gydymą netaikant trombolizės. Metaanalizės rezultatai skelbtos šiais metais. Ir čia yra grafiškai parodyta. Gerų išeičių, Rankino skalė nuo 0 iki 1 šansai tarp gydytų trombolizę ir gydytų paprastais, nespecifiniais baziniais metodais šansai nesiskiria. Kuo remiantis šitą išvadą? 2 tyrimai. 2018 tyrimas JAV, baigtas anksčiau laiko, dėl to jį visi kritikuoja, pabaigė anksčiau laiko, planavo 908 ligonius, surinko tik 313. Pacientai Nix skalėje nuo 0 iki 5 balų, mediana 2,
simptomai traktuoti kaip nesukeliantis negalios, jiems buvo dvigubą aklų būdų skirtas gydymas arba aspirinu ir intraveninis placebo, arba alteplazė intraveninė ir geriamasis placebo. Žodžiu, kitaip tariant, aspirinas lygintas su trombolize. Kaip jau minėjau, tyrimas baigtas anksčiau laiko, kadangi tarpinė analizė parodė rezultatų faktiškai vienodumą, netgi aspirino grupė buvo šiek tiek geresnėje situacijoje, Rankino skalė, po 3 mėnesių nuo 0 iki 1 buvo 81% aspirino grupėje ir 78% alteplazės grupėje. Čia tyrimo rezultatai, Rankino skalės, ta išklotinė diagrama prieš ir po gydymo. Iš esmės nėra skirtumo. Tuo remiantis, Amerikos širdies ir insulto asociacijos konstatavo, kad lengvų insultų be invalidizacijos trombolizuoti neverta. Visai neseniai 23 metais paskelbtas kitas tyrimas, Aramis tyrimas, atliktas Kinijoje. Tik kinų centrai dalyvavo, baigtas pilnai, 760 pacientų, atrinkti labai panašiai, nyks nuo 0 iki 5, negalios nesukeliantys simptomai, tik čia buvo lyginta trombolizė versus dviguba antiagregantų terapija, aspirinas plus klopidogrelis. Smūginė klopidogrelio dozė 300 mg pirmą dieną, vėliau 75 ir standartinė aspirino dozė. Po 3 mėnesių išeičių analizė parodė vėlgi, kad rezultatai iš esmės yra vienodi, netgi dvigubos antiagregantų terapijos efektyvumas kiek didesnis negu intraveninės trombolizės alteplazė. Nors tyrimas tik Kinijoje atliktas, bet gana didelės apimties ir reiškia rezultatų nuneigti negalima, tai tuo remiantis matyti ir pastaruoju metu daugiau linkstama netrombolizuoti lengvų insultų be negalios. Ir įdomumo dėlį po šito tyrimo rezultatų paskelbimo 23 metais, Aramis tyrimo, buvo daryta apklausa tarptautinėje insulto konferencijoje 23 metais, kaip keičia gydytojų taktiką, požiūrį šitas tyrimas. Ir matome, kad po Aramis rezultatų paskelbimo gydytojų insultą gydančių apklausa parodė, kad 68% rinktųsi dvigubą antiagregantų terapiją, tai iš esmės profilaktikai, negu kad trombolizė. Tai čia būtų galima diskusiją stabdyti, bet ne visiškai. Ir tikrai galima kritikuoti šios 2 tyrimus, kadangi tas lengvas insultas, kad ir su neinvalidizuojančiais simptomais, gali būti pačios įvairiausios kilmės ir jų tarpe gali būti stambios kraujagyslės okliuzija. 20 metais Civgulis paskelbė rezultatus, kai buvo vėlgi panašus ligoniai lengvi insultai, bet su angiografiškai patvirtinta stambios kraujagyslės okliuzija. Ir čia rezultatai yra kitokie. Trombolizė yra pranašesnė akivaizdžiai už nedarimą trombolizės. Ir šito nuneigti negalima, todėl apibendrinant šią diskusiją, pabaigoje buvo konstatuojama, kad jei yra lengvas insultas, kad ir su negalios nesukeliančiais simptomais esminiai yra vaizdiniai tyrimai ir stambios arterijos būklės žinojimas. Jeigu nėra stambios kraujagyslės okliuzija ir lengvi simptomai, ko gero, dauguma renkasi aspiriną arba kaip dabar dvigubą antiagregantų terapiją 3 savaitės arba 3 mėnesius, tačiau jeigu yra stambios kraujagyslės kritinė stenozė arba okliuzija, trombolizė matomai pravarti ir pasiteisina, nes tokie ligoniai yra linkę blogėti. Ir vėliau gali iš tikrųjų kitą dieną būti jau ir labai rimtos pasiekmės. Balsavimo rezultatų aš čia neturiu, tačiau iš esmės jie nepasikeitė labai stipriai. Dauguma visgi renkasi konservatyvesnį gydymą be trombolizės, bet vėlgi su tam tikra išlyga, jei nėra stambios kraujagyslės okliuzijos arba kritinės stenozės. Na ir trečioji, labiausiai kontroversinė turbūt sritis, iš pradžio atrodo gal ir nelabai įdomi, bet išsivystė labai tokią vos neaudringą diskusiją. Tai yra pastarųjų metų didžiausias, turbūt madingiausias diskusijų objektas apie GLP-1 receptorių agonistus. Tai yra gliukagoną primenantis peptidas. Receptorių agonistai veikia kaip hipoglikeminiai vaistai
ir jau kuris laikas naudojami sergantiems antro tipo cukriniu diabetu. Pastaruoju metu tą visą vaistų klasę labai sėkmingai savinasi visi svorį mažinantis metodai. Ir iš esmės netgi kai kada stinga šitų vaistų, kurios gamina dvi didelės kompanijos, jos pas mus nedalyvauja, galiu savo deklaruoti laisvai. Novo Nordisk ir Lilly turi konkuruojančius preparatus ir juos visi perka masiškai užsienyje svorio mažinimui. Aišku, tai yra ne vien svorio mažinimo problema, yra žymiai daugiau gerų dalykų ir šioj diskusijai už šių vaistų skirimą nediabetikams su viršsvoriu už pasisakė Nathan Bornstein. Jis dar 21 metais kalbėjo, kad šios vaistus reikia skirti sergantiems diabetu, dabar tai jau nebe diskusija, taip reikia. O prieš pasisakė Jesse Dawson iš Glasgow universiteto, kuris sakė, kad šiai dienai mes dar neturime tokio tvirtų įrodymų, saugumo ir viso kito, ar tai tikrai vertinga. Tai kokie yra postuluojami mechanizmai šitų vaistų? Glikogeną primenantis lipidai, veikdami per pirmo tipo receptorius, agonistiškai veikia kaip neuroprotektoriai. Čia yra įvairios kaip patogenezės grandys išvardintos. Čia galime rasti ir tai, kad mažina ląstelių apoptozę ir mažina uždegimo mediatorių išsiskyrimą ir didina sinapsių plastiškumą ir ką tik nori. Ir kita vertus veikia ir tiesiogiai cerebrinės aterosklerozės prevencinė prasme, gerina endotelio funkciją, mažina lygiųjų kraujagyslių raumenų ląstelių proliferaciją ir panašiai. Taigi, teoriškai vaistai mums labai tinkami insulto profilaktikai, kaip ir visų kraujagyslių ligų. Metaanalizės, kurios jau skelbtos 21 metais, iš tikrųjų patvirtina, kad kardiovaskulinių įvykių dažnis ženkliai mažėja skiriant šios vaistus sergantiems antro tipo cukriniu diabetu. Ir čia galime rasti, kad kardiovaskulinių didžiųjų įvykių rizika 14% mažesnė, mirties 13%, mirtino, nemirtino insulto 17%. Viskas gerai, bet diskusija visgi čia yra tokia, kad ar reikia nediabetikams skirti, kad diabetikams diskusijos beveik ir nebėra. Pavyzdžiui, sergantiems antro tipo cukriniu diabetu, semagliutidas, veikiantis per vieną inkretiną, per vieną tą, medžiagą, mažina išeminio insulto riziką lyginant su placebo diabetikams 32%. Labai geras, stiprus prevencinis poveikis. Apsauga greičiausiai realizuojama per poveikį smulkiosioms smegenų arterijoms. Aišku, čia naivu tikėtis, kad per kardioemboliją, aišku, neveikia, bet per aterosklerozę ir ypač per smulkių kraujagyslių, kas aktualu sergantiems diabetu ypatingai. Ir Amerikos širdies ir insulto asociacijos jau 21 metais įvardino, kad sergantiems diabetu reikia tiek mažinti gliukozę, tiek rinktis vaistus, kurie turi įrodytą kardiovaskulinę riziką mažinantį poveikį. Na, o 23 metų gruodžio 14, prieš keletą mėnesių pasirodė straipsnis New England Journal žurnale, kur konstatuojama, kad semagliutidas mažina kardiovaskulinės išeitis, įvykius, sergantiems nutukimu be diabeto. Čia kai kurios diagramos, teisybės dėlei reikia pasakyti, kad 16% vartojusių semagliutidą pasitraukė iš tyrimo dėl nepageidaujamų reiškinių, tai pagrindė gastrointestinaliniai reiškiniai, pykinimas ir vėmimas. Vaistas leidžiamas kartą į savaitę į pavadį. O oponento Jesse Dawson nuomonė, kad visgi šiai dienai nesergantiems diabetu dar anksti skirti, diskutuoti galima, bet skirti anksti. Na, va tokie gal net ekonominiai arba diskusijas keliantis dalykai. UK nutukimas 30% populiacijos. Amerikoje turbūt 50% populiacijos. Lietuvoje neturiu duomenų, bet tikrai nemažai. Ar reikia medikalizuoti, kaip jie vadina, reiškia skirti vaistus trečdaliui visuomenės? Iš esmės reikėtų. Trečdaliui turime skirti semagliutidą, arba dabar turime dar kitą vaistą. Ir dar pateikiama, kad pats nutukimas, jeigu jis nelydimas kitų kraujagyslinių rizikos faktorių,
aš čia sunkiai įsivaizduoju, kaip nutukimas be hipertenzijos, be dislipidemijos ir be viso kito. Bet tyrimuose išskiria grupės. Vienas iš cituotų tyrimų 21 metais išskyrė nutukusių grupės su metaboliniu sindromu ir be metaboliniu sindromu. Kur su metaboliniu sindromu anoj pusėje rizika yra didesnė insulto. Kur žmonės su viršsvorio nutukimu, bet be metabolinio sindromo rizikos padidėjimo nėra. O tai ir klausimas, ar reikia visiems skirti, ar reikia pasverti nutukimas plus kiti faktoriai, ar nutukimas be kitų rizikos faktorių. Dar daugiau čia galima įpilti žibalo, net buvo pateikti kiek čia tyrimo, kokie 7. Turintis nutukimą arba viršsvorį pasirodo turi geresnės išeitis po insulto ir po hemoraginio insulto ir po išeminio insulto. Kaip čia ta išeitis pagerėja dėl viršsvorio negaliu konstatuoti, bet surašytos citatos galima pasidomėti, bet čia visur parašyta. Obesity ar overweight geresnė prognozė. Gal mityba geresnė, gal resursų ilgiau užtenka. Taigi, šiai dienai nėra jokių abejonių, kad šie vaistai, tirzepatidas, kurį gamina Lilly, ir semagliutidas, kurį gamina Novo Nordisk, jie tikrai efektyviai mažina kūno svorį ir glikemiją. Čia jokių diskusijų nėra. Vienas tyrimas, kitas tyrimas, nauji tyrimai. Šitą įrodo akivaizdžiai, ar tai mažina insulto riziką, kitas klausimas. Ir užsienyje, ir Lietuvos yra žiniasklaidos naujienos, čia jų galima daugybę prisirinkti, kai viena kompanija paskelbė daug žadančius rezultatus, kad vaistas, leidžia atsikratyti nepageidavimo kilogramų lengvai ir neskausmingai per keletą savaičių arba mėnesių. Tai aišku, įvairiausiai jau, žodžiu, žiniasklaidoje pilna, kad patars, kaip naudoti, kaip leistis, kaip derinti, kiek tas kainuos ir taip toliau. Akcijų kainos abiejų farmacijos kompanijų nuo 22 metų šovė į kosmosą ir dabar kas laiku įsigyja Novo Nordisk arba Lilly, tai jau gali skaičiuoti pelną, kuris prognozuojama dar ko gero 10-metį, nėra kitos tokios vaistų klasės, kuri turėtų tokią plačią auditoriją kaip viršsvoris. Tai bet dar daug ko nežinome, ar tai yra saugu, ar tai, kaip jau buvo minėta, ar tai nesukels perteklinių gastrointestinalinių reiškinių, ar neatsiras patogesnių vaistų, be abejonės atsiras. Kita maža kompanija šiuo metu paskelbė rezultatus geriamojo tabletinio vaisto, atrodo, kad saugesnio ir geriau toleruojamo su panašiais rezultatais. Tai visi jau žiūri, kaip jį nupirkti ir panašiai dideliai kompanijai. Ir kas įdomiausia, paskutinė skaidrė, kad auditorijos balsavimas prieš debatus, kur 60% pasisakė, kad reikia skirti visiems ir nediabetikams šios grupės vaistus, po debatų radikaliai pasikeitė tų, kurie visgi kol kas linkę susilaikyti naudai. Tai artimiausiais metais matyt, kad dar daug išgirsime šioje srityje naujienų ir diskusijų. Ačiū uždėmesi. Ačiū profesoriui už įdomų pristatymą. Gal būtų klausimų? Jeigu ne, aš turėčiau vieną klausimą. Pirmoji skaidrė, kuris rodė dėl minimalios invazinės chirurgijos. Kas kalbėjo, neurologai ar neurochirurgai? Neurologai. Prieš kalbėjo Laslo Čiba, kalbėjo iš Vengrijos, Debreceno universiteto. O užkalbėjo, man atrodo, Šaib iš Kanados, irgi profesorius, bet ne neurochirurgai, kalbėjo neurologai. Bet jie kalbėjo, kaip sakiau, gana panašiai, net ir Čiba, kuris buvo prieš, nekažin ką labai prieš tai pasakė. Būtų įdomu paklausyti, ką kalba neurochirurgai. O ką neurochirurgai, tai aš manau, kad prognozuočiau, kad jie kalbėtų nelabai palankiai minimaliai invazinių metodikų, ypač endovaskulinių požiūrių. Kitų klausimų neturim. Prašau, Vaidas. Dėl tų insultų, kurie nesukelia neurologinės simptomatikos, ar nebuvo svarstyta, kad galbūt dalis tų pacientų yra iš tikrųjų stroke mimic, kurie turi kažkokį minimalų patirpimą, sensorinį deficitą, ar tai veido asimetrija, kurią mes skaitome. Buvo labai trumpai užsiminta, kad tai galėjo būti.
O kad tai gyvenime būna puikiai žinome, taip, yra nemažai insultų, kurie su tais nedideliais tirpimais, vadinkime, juos gali sukelti ir kitos priežastys. Ir tiesiog skaičiais nebuvo tas įvardinta, bet iš kitų visokių šaltinių mes žinome, kad gali net iki 10% trombolizuojamų ligonių būti iš tikrųjų ne insultai, o insultų imitatoriai.